Aspire Zelo 50V kitas. Kas čia per modas, kas per kaitiklis, viskas tas bus aišku jau, kai mes pradėsim stebėti viską iš arčiau. Tai būtent šiandien mes jį ir apžiūrėsim. Labai patiko pirmasis Nautilosas, ten buvo Nautilus mini ir Nautilus didelė versija. Visi jį pamėgo, čia buvo maždaug prieš metus, gerus kiek galiu prisimint, kadangi ten vėliau jau startavo Atlantis ir taip toliau, bet iki to laiko, kol dar nebuvo Atlančių, nebuvo visų RTA ir tie, kurie duoda labai daug garų, buvo laikas Nautilus pirmą, Nautilus mini. Vartam žiūrėkime iš karto, kas eina iš karto čia į komplektaciją, ką mes galime rasti dėžutė. Tai labai ilgai ant to neužsilikim. Visų pirma, mes matom mūsų box modą, tada prie pat guli mūsų kaitikliukas Aspire Nautilus 2. Taip pat atidarę dar pilnai visas dėžutes, kurios dar yra. Po apačią galime surasti user manual, warranty cardą, visokiausiai papildai, tokie kaip ringai, USB kabelis, papildomas stikliukas, papildoma dar viena galvutė, kuri yra 1,8 ohmų, yra įmontuota 0,7 ohmų, taip pat mes galime rasti su mažiau ohmų dėžutėj naują kaitinimo elementą. Taip pat mes galime surasti paprastą driptypą, kuris irgi eina taip pat komplektacijai. Kągi, maždaug yra tiek būtent su komplektacija, dabar mes pažiūrėkime į šitą visą gražuolį iš arčiau. Iš karto apžiūrėkime patį modą, vėliau mes prieisime prie kaitiklio. Kai matome, čia yra 3 mygtukai, vienas yra viršuj, čia yra power button, kuris leidžia mums jį laikyti ir tuo metu galima garinti. Kai mes įtraukiam garą, reikia būtinai atleisti mygtuką. Taip pat yra plius ir minusas, kuris leidžia pakelt arba nuleidžia mūsų vatavimą. Norint blokuoti, reikia paspausti 5 paspaudimus ant power button, to didesnį, tikrai neįmanomos niekom sumaišyti. Kai matome, čia yra tik tais 50 W, bet realiai tiek pilnai užtenka naudojant Nautilus 2 kaitiklį. Kadangi aš ir pats esu savo dabar užsipylęs, štai čia garinu ant 26 W ir garų yra tikrai. Ir net nėra daug, bet tiek, kiek jį sugeba, tai yra tikrai normaliai. Pagal mane čia nėra tas kaitiklis, kurį mes turime traukti kaip kokį nors RTA, kad iš karto į plaučius. Ne, mes turime įtraukti cigaretės būdu. Iš karto į burną, tik vėliau į plaučius. Žiūrint dar toliau į mūsų patį modą. Iš apačios yra ventiliacinės angos, kurios neleis mūsų modui tapti labai karštam ir visokiausios kenksmingos medžiagos būtent per šitas skylutes išeina. Taip pat baterijas čia yra įmontuota. Štai, kad negalima pakeisti baterijos į savo. Negalima išimti, pakrauti kokią kitą bateriją ir įdėti. Įmanoma tai padaryti, atsukti šitus varžtelius, bet tikrai tą daryti nereikia, kadangi jis yra kraunamas USB būdu. Ta prasme, mes įkišam čia USB, įkišam kitą galą į kompiuterį arba į sieną ir galime tai traukti. Tad baterijos čia išiminėti nereikia ir praktiškai būtent tam padarytas tiesiog nėra. Iš vieno šono mes matome patį pavadinimą, čia yra Aspire Zelas ir taip pat čia yra įsukamas mūsų kaitiklis iš pat viršaus 22 mm diametras. Kalbant apie mūsų patį kaitiklį, žiūrim dabar iš kokių dalių jis iš viso pas mūsų susideda. Kad dabar labai daug gamintojų daro įpilimą top filling, reiškia mes tiesiog atsukam mūsų viršutinę dalį, įpilam ir užsukam. Čia yra viskas šiek tiek keisčiau ir sunkiau, turime sukti absoliučiai mūsų tą visą viršutinę dalį, tada išsiema, kartais būna, kad išsiema pats ir stikliukas, arba tiesiog mūsų coilheadas irgi išsiema ir būna labai nemalonu, kada išteka pro šonus skystis. Tai yra toks iš minusų. Bet šiaip įsipila, viskas yra normaliai. Yra daug kitos, kad įpilt mūsų skystį ir jis čia įsipila tikrai taip, kaip ir turėtų, pro šonus niekas neteka, tad viskas yra su juo tikrai ir tikrai gerai. Taip pat čia mes matome mūsų oro reguliavimą. Čia yra iš viso 5 skylutės, kurios leis mums atreguliuoti orą taip, kaip mums iš tiesų patinka. Galima arba pilnai atidaryti orą, tada galėsime traukti beveik kaip mūsų normalų RTA kaitiklį, kad iš karto į plaučius, bet vis tiek nesiūlom to daryti, kadangi jis nėra tam skirtas. Jis yra skirtas tam, kad jį rūkytume, garintume kaip e-cigaretę. Taip pat galime sumažinti mūsų oro padavimą, tiesiog pasunkant šitą būtent sriegį į kairę arba į dešinę pusę. Ir tokiu būdu galim arba padidinti, arba sumažinti mūsų oro padavimą. Dabar, manau, būtų kas įdomiausia ir geriausia viską tai sudėti ir pabandyti jį pagarinti. Jis nėra skirtas tiem, kas jau ilgai garina ir kas nori tikrai labai daug garų ir
tiesiog patirtų didelį malonumą. Jis yra skirtas labiau naujokams, kas ateina į mūsų veiko šitą kategoriją vos ne taip ir bando kažkaip prie to visko priprast. Ir būtent tiem žmonėms aš ir siūlyčiau įsigyti pasibandymui būtent šitą Aspire Zelos kitą. Dabar, manau, būtų logiškiausia tiesiog jį pagarinti. Dabar paimsime šitą būtent rožinį komituką, kuris yra, manau, skirtas moteriams. Nors pats gaminys rašo, kad čia yra red, raudona versija, bet asmeniškai man, raudona su rožiniu. Kažkaip man labiau čia yra rožinė versija negu raudona. Bet dabar, manau, būtų tiesiog faina jį pagarinti, kadangi skonis, būtent skonis, čia tikrai jaučiasi visai neblogas. Dabar aš čia garinu ant visų atvertų skylių. Dabar pabandykime uždaryti airflow per pusę. Asmeniškai, kai aš buvau įsipylęs 3 mg nikotino, buvo nelabai faina, kadangi labai mažai jaučiasi čia nikotinas. Būtent šiuo metu aš čia esu įsipylęs savo 12 mg nikotino skystį ir galiu jį prilyginti prie Marlboro Red. Čia būtent kažkaip su to susiję yra tikrai toks nesilpnas skonis ir nesilpnas tas nikotino kiekis, bet norint tiesiog pagarinti, kad jums užtektų nikotino kraujyje, tai 12 mg nikotino arba 6 galbūt dar būtų pats tas, aš manau. 12 galbūt šiek tiek per daug, bet tikrai ne 3, tikrai ne 0. Asmeniškai man, aš tokių negarinu, kai yra labai mažai nikotino. Čia jis jaučiasi, 12 jaučiasi tikrai smagiai, bet manau visiems siūlyčiau apie 6 iki 10 nikotino čia įspilt, kad tikrai bus tas, ko būtent ir reikia. Kas yra dar su jo labai gerai? Čia yra didelis gyvybingumas baterijos. Čia jos nėra daug, bet kadangi mes garinam būtent šitą kaitikliuką iki 40 vatų, tai daug miliamperų tikrai ir nereikės. Asmeniškai man būtent šis šauktukas išlaiko pilną dieną, absoliučiai pilną dieną garindamas ant 26 vatų, ko pilnai užtenka garinant su 0,7 ohmais. Galiu drąsiai sakyti, kad dieną jisai tikrai išlaikys. Taip, jeigu mes čia mestų kokį nors Amito V2 arba dar kažką, kuris reikalauja daugiau negu 5 vatų, tai jis krautų maždaug per pusdienį. Bet kadangi mūsų Nautilus 2 reikalauja maždaug iki 40 vatų, čia yra maksimaliai, aš garinu nuo 25 iki 30 vatų, tai būtent tokio vatažo užtenka pilnai dienai tiesiog labai laisvai. O vėliau visą galima per naktį palikti kraut, būtent ką aš darau. Ir kai būna, kaip vienas sako, kad sprogsta baterijos, dedant per naktį, dedant per USB. Ne, man tokio dalyko jau senai nėra. DNA kraunu per naktį, RX krauna per naktį, Minikiną kraunu irgi per naktį, netgi ne su baterijų pakrovėjo, su USB. Ir jokių sprogimų nieko nėra. Asmeniškai mano dienos tvarka yra tokia, kad garinęs dieną ištirauna mano modas, einu miegot, palieku kraut, atsikeliu ryte, pilnai pakrautos baterijos ir viskas. Ir galiu vėl garinti pilną dieną ir nesiparinti dėl to, kad man baterija gali iškrauti, arba dar gali kažkas sprogti. Nes tokio dalyko bent jau man dar nebuvo niekada pasitaikę gyvenime. Kągi, maždaug tiek mes ir aptariam kitą, kuris yra labiau skirtas, manau, naujokams, jeigu turim garinti. Jau sakiau kodėl, bet skonis yra tikrai malonus, ir kiekis nėra daug, bet jau čia daug ir neturėtų būt, kadangi jis nėra skirtas daug garų, bet skonis yra tikrai geras, kompaktiškas, gerai atrodo, daug skysčio neįtalpina vis į save, bet jisai čia išlieka labai ilgą laiką, kadangi, kaip ir minėjau, kuo mažiau vatų, to mažiau ryja skystį. Ir reiškia, kad vieno bako užtenka maždaug pusdienį, aš manau, tai tikrai. Kadangi jis nereikalauja daug skysčio, nes čia nėra labai didelės skysčio padavimo angos, ten kur matosi, va tas yra skysčio padavimas. Tai jis nėra didelės, reiškia, ir skysčio mums išseks pilno bako labai ilgam laikui. Kągi, maždaug tiek apie šitą Aspire Zelos kitą. Tikiuosi jis jums patiko, jį galima surasti Ralsmokė arba Babe Shop'e. Čia jau kur jums patogiau ten ir atvažiuokit pas mus, kaina nėra jo didelė, svyruoja nuo 50–70 eurų, klauso nuo to, iš kur jūs įperkat, bet kaip kitą galėčiau vertinti kažkur 8 iš 10, kadangi man asmeniškai jisai nepatinka, kadangi esu pradėjęs prie daug garų, prie labai daug skonio, jisai yra naujokams. Kad pradėt veipint, tikrai ir siūlyčiau būtent šitą kitą Aspire Zelos. Kągi, su jumis buvo Go for Vape, dėkit like, comment ir subscribe, būtent tokiu būdu padėsite mums pridėti daugiau motivacijos darant daugiau video, daugiau geresnės kokybės, daugiau emocijų ir būtent to aš jūsų prašau. Ačiū visiems už dėmesį ir visiems gero.